Sveiki, gyvi, mes esame Arvydo Sabonio krepšinės mokyklos auklėtiniai, esame naujoje arenoje. Krepšinio pasaulyje. Spalio 17-ąją šią Kauno Žalgirio areną pamatė daugiau kaip 160 pasaulio valstybių televizijos žiūrovai, nes būtent čia prasidėjo 2011-2012 metų Eurolygos sezonas. Bet prieš tai buvo tam skirta speciali spaudos konferencija. Arvydas Sabonis, Kauno Žalgirio krepšinio klubo prezidentas. Visų sirgalių Žalgirio vardu noriu padėkoti Eurolygui, Džordi Bertomeu, už, kaip sakyt, suteiktą tokią pagarbą mūsų naujai Žalgirio arenai, kad šį 2011-2012 metų sezoną Eurolygos pradedam čia. Taip kad dėkoju ir linkiu sėkmės ir Žalgiriui, ir šiam sezonui, kuris turėtų būti įdomus. Kadangi Marcus Brown atsisveikina su didžiuoju sportu, taip pat norėčiau padėkoti jam už praleistus metus mūsų komandai, už pagalbą, kaip sakytų, šio žaidimą gražų, už jo rekordus ir palinkėti, kadangi prasideda naujas etapas gyvenimo, taip kad palinkėti jam visko ko geriausia. Naujam gyvenimo etapė, kaip aš sakau, po sportiniam. It's a new season, but also the last one with this format. Probably you already know that the clubs and the leagues met last Friday, and we have approved the action plan. Prasideda naujas sezonas, bet tuo pačiu tai bus paskutinis sezonas su dabartiniu formatu. Turbūt girdėjote, kad praėjusią savaitę Eurolyga posėdžiavo ir nusprendė, kad nuo kito sezono bus pristatytas naujas formatas, kuris leis Eurolygos komandoms sužaisti dar daugiau rungtynių ir tai prisidės prie plėtros. Tačiau vienas Eurolygos nutarimas jau dabar įvykdytas. Arvydo Sabonio iniciatyva 8 metus prieš rungtynes skambėjęs Lietuvos himnas uždraustas, kaip sovietiniais laikais. Į mūsų klausimą, kodėl tai padaryta, Eurolygos vadovas atsakė. Kadangi tai nėra nacionalinės rinktinės, prieš rungtynių pradžią himnai nebūtų. As a lack of respect to the country and to the Lithuanian national anthem, mainly coming from people, as we are coming from Catalonia, who really are jealous of the situation of Lithuanians enjoying at this moment. Ir noriu pabrėžti, kad šis žingsnis tikrai nėra nukreiptas prieš Lietuvos krepšinį ir ypač sakau, kaip katalonas, suprasdamas, kokioje situacijoje Lietuva buvo prieš tai. Gal kataloniečiai vietoje Ispanijos himno nedrįsta atlikti savąjį, tačiau lietuviai laisvoje Lietuvoje tai daro be baimės, net ir Eurolygai uždraudus. Pagarba, pasididžiavimas ir padėka Žalgirio fanams bei didžiuliam žiūrovo Žalgirio arenoje chorui už jų atliktą tautinę giesmę. Visi žinote, kaip pasibaigė pirmusios Eurolygos rungtynės. Kauniečiai prieš maskviečius, Žalgiris prieš CSKA. Todėl dabar jums bus įdomu, ką apie tai mąsto krepšinio specialistai. Po 2 kėlinių 31-44 auksinių Žalgirio laikų trenerių Henriko Giedraičio komentaras. Iki 10 minutės buvome pralaimėję 10 taškų, paskui mes tą rezultatą atmetėme ir paskui likusias 10 minučių vėl mes dabar turime -13 taškų. Mane stebina
kad visą laiką Žalgiris gynėsi aikštę su palydėjimu keičiantis savo žaidėjais, tačiau jie nekartais nespėja ir mes matome, kad CSKA įmetė, jeigu aš neklystu, 6 tritaškius. Priedo atkovojo nuo mūsų krepšio 8 kamuolius. Tai įsivaizduokite, tiek 13 taškų tik pralaimėti yra dar nedaug. Palyginus su tokiu jų pataikymu procentu, na aišku, jeigu 2 lietuvių taškus atmestume, tai būtų lygų. Tačiau Gerns Giedraitė buvo atkarpa, kai 10-2 laimėjo žalgiriečiai, o po to vėl duobė. Kodėl? Nu čia sunku pasakyti, aš tik kartais nesupratau, žaidėjas, gynėjas mūsų 2 metimus įmetė ir paskui atsisėdo, pasodintas buvo ant suolelio ir jis sėdėjo 13 minučių ir paskui išėjo vėl 4 taškus įmetė. Nu sunku pasakyti, bet jie geriau gynėsi, aktyvesni yra. Reiškia, mūsų, jeigu galim taip įsireikšti, metimai yra gimdomi, o jie labai lengvai juos pasiekia. Nors man labai keista, Kazlauskas prieš aikštę ne visada rasdavo vaistų mūsų. Kada tik tai truputį jis pakeisdavo žaidėjus, persvarą įsilygindavo. Tačiau mūsų treneris kaip aikštė atsistojo, tai pirmos minutės taip irgi 20. Prognozės yra sunkus dalykas, ypač krepšinį. Tačiau mano manimu, su tokiu žaidimu, kurį dabar žaidžia CSKA, jos nugalėti bus sunku. Žiūrovai ne visą laiką galim laimėti, mes turim džiaugtis, kad matome naujosios sporto rūmuose tokio aukšto lygio varžybas. Žalgirio ekipoje šiame sezone vėl žaidžia nauji legionieriai, o Markusas Braunas paliko Žalgirį ir su juo buvo gražiai atsisveikinta. Markus Braun! Markus VC. And I want to thank you, most of all, the fans, for making me feel at home. Thank you. Šį vakarą mano svajonių išsipildymas. Aš baigiu karjerą tada, kai aikštėje kaunasi 2 legendinės komandos – CSKA ir Kauno Žalgiris. Bet visų pirma, dėkui jums, geri fanai, jūs padarėt viską, kad aš jaučiausi lyg namuose. Mėlyje jūsų akivaizdoje, Arvydas Sabonis ir Vladimiras Romanovas įteikė patį pirmąjį garbės ordiną Markusui Braunui. Jis from abroad, dollars iš užsienio. Markus Braun! Pas mus nauji legionieriai, o mūsų žaidėjai ir treneriai yra užsienyje. Maskvos centrinio armijos sporto klubo komandoje yra 2 Lietuvos krepšininkai ir net 3 mūsų valstybės treneriai. Tikrai nustebino sirgaliai, kaip sakyti, kiek esu buvęs, tai nėra tokių sirgalių. Dabar kalbėjom Rūbinėje ir treneriai, tie rusai sako, bet kaip žmonės mėgsta krepšinį čia ir kaip jie moka sirgti už Lietuvą, už krepšinį, nes, sako, tikrai niekur nematė taip. Ir net patys žaidėjai, ir Kirilenka taip pat sakė, kad tikrai malonu žaisti, kai pilna salė, kai už tave serga ir tas visai kitos nuotaikos, kitos emocijos. Tai iš tikrųjų, aš iš tikrųjų, kaip sakyti, šiai dienai dirbu CSKA, bet vis tiek džiaugiuosi už Lietuvą, už Žalgirį, už tuos pačius sirgalius, kad tokią turim puikią salę, kad tokius fanus turim. Iš tikrųjų gražu labai. Gero skrydžio, kad būtų pergalės.
jūsų Jono Kazlausko komandai, Evaldo Kandratavičiaus, su kurio kalbėjomės, ir kad Žalgiris žaistų ketveriukė kartu su jumis finale. Sutinku labai su jūsų norais. Kas Žalgiryje blogo yra, tavo akimis? Pasakyk, kad mums reikėtų laimėti. Kodėl blogo? Kad pralaimėjom. Palaukit, čia labai anksti kažką matot, Žalgiris reikia susižaisti dar. Nauji žaidėjai, 2 žaidėjai iš NBA, kurie dar nepasiekė to kaip supratimo, to europietiško krepšinio. Reikia laiko, vis tiek aš skaitau, Žalgiris pirkdamas tokį žaidėją žino, kad ką jie gali, kaip ir kada turi būti rezultatas. Suprantat, yra ir dar neseniai tik tai prisijungė rinktinė žaidėjai, yra nuovargis gal biški, yra, Bet žaidimų Žalgiriui nebuvo šiuose rungtynėse. Nebuvo, be abejo, tai žinot, čia irgi darbas. Dabar nėra žaidimų, reikia daryti išvadų, reikia dirbti, kitos varžybos, trečias, sezonas ilgas. Labai lengvai būtų gerą komandą suburt, todėl iš tikrųjų yra geri žaidėjai, gera komanda, bet reikia laiko. Tai buvo laikai, kaip su Žalgiriu grįždavai į Kauną nugalėtojų Karmėlavos oro uostą. Štai dabar palieki Karmėlavos oro uostą su pergale. Gyvenimas bėga, taip kad yra kaip yra. Labai malonus laikai buvo Žalgirį, labai malonus prisiminimai, patys geriausi, ir dabar buvo labai fain žaisti tokioj salėj, prie žiūrovų, kurie supranta krepšinį. Tiesiog nesinori išvykti, nes Rusijoje tiek žiūrovų neteina į krepšinio rungtynės ir kartais tenka labai gana tuščiose salėse žaisti. O žinot, visos sporto šakas vyksta pirmiausia dėl žiūrovų. Tai šiandieną buvo labai malonu. Kokie tavo manimų Žalgirio šansai, jeigu žaisim taip, kaip žaidėm šį kartą toliau? Aš galvoju, kad Žalgirio šansai labai dideli. Mūsų grupė, aišku, išlieka Panathinaikos, toks, kuris buvo pagrindinis ir yra varžovas visų pagrindinių komandų. Galvoju, jie neprarado per daug žaidėjų per šią vasarą, kad ten galėtų labai skūstis, kad ten susilpnėjo, tikrai nesusilpnėjo, nebent galbūt dar pasistiprino, galvoju, su kai kuriais pirkiniais. Žalgiris sustiprėjęs ir Unikaha aš nežinau, aš dar nemačiau. Reikia kokių 3-4 ratų, kad suprastum, kas yra kas. Tavo, sakykime, gimtoji komanda Žalgiris, galvoju, kad pakils? Aš net nebejoju, kad jie bus sekančiame etape. Tai labai stipri komanda ir šiandieną buvo labai gražių momentų ir individualaus krepšinio ir komandinio, taip kad net nebejoju. Ačiū Dievui, nes optimistiškai nuteikia, nes mes visi kažkur tai... Negalvok, aš čia kažką komplimentų sakau, aš matau žaidėjus. Klausyk, vien Lietuvos rinktinės žaidėjai yra labai pajėgus ir pridūrus tos užsieniečius, kurie jie turi, aš galvoju, įsižais ir Popovičius ir kiti. Taip, viskas teisinga, bet tai žaidimų nėra? Negali būti jisai, šiandieną, duokit kokį ten mėnesį kitą padirbt, paskui jau reikalaukit, dabar taip nebūna. Kazacham pralošėm. Kazacham pralošėm, tai bus tų pralaimėjimų ir kitokių. Man jau reikia eiti registruotis. Laimingai, Jonai. Gerai. Lietuvis treneris Jonas Kazlauskas tik laikinai išvyko svetimon šalin, o graikas Ilija Zuras su savo asistentu Ilija Kanzuriu visam laikui paliko Žalgirį, kurį dabar laikinai treniruoja sporto direktorius Vitoldas Masalskis. Kas bus, tas bus, bet žalgiriečiai nepražus. Jo labiau, kad nuo šiol garbingiausioje pirmojoje arenos eilėje pakviesti sėdėti visi krepšinio senjorai. To Europoje dar nebuvo. Tokia mūsų laidos pirmoji dalis. Antrojoje taip pat kalbėsime apie krepšinį, apie mūsų šalies krepšinį.